Na ir dar apie tai, kad lietuviai būtų sveikesni netrukus nutukimą, aukštą ir žemą kraujospūdį gydysime į galvą įdėtais elektrodais, kuriuos valdys po krūtinės odą įsiūti stimuliatoriai. Štai toks metodas puikiai pasiteisino ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje, gydant žmonės sergančius Parkinsono liga. Galvos smegenų stimuliacija elektra tokius ligonius išvaduoja nuo didelių vaistų dozių ir nevalingo drebulio ar kūno sustingimo. O koks gyvenimas su laidais galvoje, pasakoja pusmetį taip gyvenantis pacientas. 76 vilnietis Dima Kuniskis tai čia judesius atlieka plastiškai ir nė neįtartum, kad jis 16 metų kovoja su Parkinsono liga, kurią aplinkiniai neretai atpažįsta iš drebančios rankos, kojos ar sustingusio kūno. Pusmetį vyras nuo šių negalavimų turi slaptą ginklą, galvoje įsiūtus elektrodus. Čia 2 ragiukai, ir 3 ragiukas, net nerasiu, kažkur jis čia turėtų būti. Šitas dalykas netrūdo, tai taip. Grožio gal nepridėta, galva tokia, randuota kaip kovinio gaidžio. Galvoje esančius elektrodus valdo po krūtinės odą įsiūtas stimuliatorius, su kuriuo jungia per kaklą einantis laidas. Kada jie reikia reguliuoti, tai pultas va čia pridedamas, ten mygtukai spaudžiami, supipsi, viskas. Vyras prieš 14 metų, kai jam nustatė Parkinsono ligą, net neįsivaizdavo, kad su ja kovos elektros impulsais. Jis ir pačios ligos pripažinti nenorėjo. Neįjau iš visų jėgų, net susipykau su gydytoja, kuri man sakė, kad jūs sergat ir gerkit vaistus, negėriau. Iš pradžių su liga kovojo vaistais, bet kai galiausiai juos teko gerti kas 3 valandas, Santaros klinikų gydytojai pasiūlė taikyti giliąją smegenų stimuliaciją, valdyti ligą elektros impulsais. Nelabai man patiko, kad man kažkas krapštys smegenys ir reguliuos mano mintis. Vis dėlto operacijos baimę nugalėjo noras gyventi aktyviai, kaip iki šiol. Dima operavo 5 valandas. Dabar vaistų reikia 3 kart mažiau nei anksčiau, o drebulį per pusę minutės pulteliu nuima. Panašiai kaip šiame įraše. Vieną akimirką ranka dar dreba, o netrukus ją vyras puikiai valdo. Pridedu pultelį savo, pareguliuoju, pakeliu trupučiuką, nuimu ir staiga man simptomas pradingsta. Nes nuo šitų dalykų tai tiesiog stebuklingų būdų. Vaistai išgeri, reikia palaukti efekto. Santaros klinikų gydytojai šį gydymo metodą per kiek daugiau nei 3 metus pritaikė keliasdešimčiai ligonių. Tik iš pradžių, kaip sako medikai, žmonės labai bijo operuotis. Yra tikrai tų atvejų, kai ten rašosi testamentus, ta prasme, ten atsisveikinimo laiškus. Gydymo esmė – tinkamoje smegenų vietoje įstatyti elektrodą ir nustatyti tinkamą elektros srovę. Kalba eina apie, reiškiasi, miliamperus ir milivoltus. Tas baisusis elektrodas tai realiai yra paprastas laidukas. Jisai statomas į giliasias smegenų substancijas ir tuomet jau tas baisiausias kirminas, tas didžiausias, tai yra šitas daiktas, kuris sujungia stimuliatorių. Šitas stimuliatorius sujungia jau su elektrodu, tai yra tas laidukas, kuris keliauja po odą per kaklą iki krūtinės. Elektros impulsai, jei reikia, gali slopinti smegenų branduolį, gali ir skatinti jį veikti. Pirmieji Lietuvoje stimuliatorius sergantiems Parkinsono liga pradėjo statyti Kauno klinikų medikai. Juos įstatė daugiau nei 200 ligonių, iš kurių jauniausias buvo 32 metų. Mūsų pirmoji operacija, kuri buvo prieš 14 metų įvyko, jinai truko 12 valandų. Šiandien irgi atlikom operaciją giliosios smegenų stimuliacijos implantavimą, jinai truko 1:10 minučių. Ligonis poryt važiuos namo. Tiek Kauno, tiek Vilniaus klinikos galėtų atlikti daugiau tokių operacijų, bet kai kurie kenčiantys nuo Parkinsono ligos čia atvažiuoja jau pavėlavę. Dar tikrai ne visi pacientai, jie žino, kad yra tokia galimybė. Dar blogiau, kad ne visi neurologai žino, kad yra tokia galimybė. Stimuliacija Parkinsono ligos neišgydo, bet pristabdo jos vystymąsi. Ši liga Lietuvoje nustatyta 12 000 žmonių, tarp kurių yra ir vos 25 metų jaunimo. Tačiau smegenų stimuliacija gydo ne tik sergančius Parkinsonu. Kauno klinikos ką tik stimuliatorių įsiuvo žmogui, kuris kentėjo nuo nugaros skausmų. Žmonės, kuriems jau nebepadeda jokie kiti gydymo metodai, tai yra būtent paskutinis, kaip pasakyti, gelbėjimas šiaudas nuo skausmo, tai yra būtent nugaros smegenų stimuliacija. Smegenų stimuliacija Lietuvoje jau gydoma depresija, epilepsija.
Pasaulyje šį metodą bandoma taikyti sergantiems hipertenzija, nutukimu, anoreksija turintiems priklausomybių.